Gimė vėl tokia ekspromtų idėja. Dabar įsivaizduokit, jeigu žmonės visiškai net nebijotų mirties ir pamatytų, kad tas gyvenimas jisai yra, praktiškai mažai konvertas. Nu, aš skaitau mažai konvertas, kai tu išduodi save. Tai tu tiesiog negyveni, o tu būni prisitaikėlis, išdavikas savęs. Ir jeigu įsivaizduokit, žmonės nebijotų mirties, ir sakytų valstybės institucijoms, taip, karoči, chebra, kadangi jums yra pofiktas tie žmonės ir žmonių gyvenimai, tai mes darom tokią zabastovkę, kad mes pasiruošę mirti, nei mes gydomės, nei mes mokomės, mes nieko nedarom, nachrien reikia, nes su mūsų mirtimi jūs tiesiog mažės žmonių kiekis ir jūs tiesiog nudvėsite valstybės tarnybos sostuose, nes neturėsite mokesčių ir jūs neturėsite iš ko gyventi. Bet tiesiog, čia toks kaip, aišku, kaip bajeris, tai bet sakau, įsivaizduokit, jeigu žmonės nebijotų mirties ir gilintųsi į esmę, kodėl, kam aš gimiau, kas ta mirtis bus, tiksliau, ne kas ta mirtis bus, kaip prieš mirtį aš jausiuos ir ar kas nors galvoja atitaisyti ir prisimti atsakomybę už tiesiog gyvenimo prasmę, kaip žmonės. Aišku, kiekvienas mes turim atsakyti, prisimti atsakomybę už tai. Bet įsivaizduokit, ką valstybės kaip pareigūnui svarbi tavo gyvybė. Ir pasakai, jeigu tau nesvarbu mano sąžinė, moralė, jeigu aš turiu pažeisti parašytą jūsų pačių konstituciją ar ten Europos žmogaus teisių konvenciją, jeigu aš turiu pažeisti, tai ko verta mano gyvybė? Tai nachrien tada bent jau neišduodu savęs ir pasiruošęs mirti. Nes tokios kaip mirties jos nėra. Yra perėjimas į kitą dimensiją, kitą tą subtilę energiją. Ir tu ten, ar tu ten skraidysi, ar tu čia, ar ten. Koks skirtumas? Koks skirtumas? Ten jau tai dūšiai bus savaip tenais. Arba gerai, arba blogai. Bet žmogui gyvenančiam, kuriam reikia pastoviai save pardavinėti, vien dėl to, kad tu įtilptumi tos iliuzijos rėmus. Tai čia gyvenimas? Aišku, daug kas sakys, eik tu, taigi pažiūrėk, koks gražus gyvenimas, kiek yra visko gražiai, kelionės, papildų, grožio, procedūrų, kiek užsiėmimų, kiek menų, kiek, karoče. Ir visi tie užsiiminėtojai, kad jumis visus lochus padaro, okei. Bet lochatronų kontorai priklausyti fainiai? Neblogai. O tai kodėl tada? Tai kodėl tu taip blogai jautiesi? Supranti, žinai, čia taip visi gyvena. Ne. Čia tik tai nenormalūs taip visi gyvena. Normalūs jie iš tikrųjų, jie stengiasi suprasti, kad yra gyvenimas kitoks. Bet juk mums daugelims net nesuprasti. Tai ir įsivaizduokit, sakom, zabastovkė, mes nebijom mirties. Pohui, mirsim. Ant ko jūs valstybės tarnybos, ant kokių maišų besėdėsit. Ir jums pareis galas. Tai netgi daugelis, jeigu žmonėms ateitų tas bendras kolektyvinis suvokimas, kaip zabastovkė niekur neiti. Kodėl to net nebus, nes juk taigi visi kažkom pardavinėja. Tai jeigu niekur neiti, labai greitai viskas ir, kaip sakau, visa ta sistema su visais žmonėmis kaip prezervatyvas ir subliukštų. Bet to nebus. Nes taigi visi esam smagiai įsisukę į verslą.
Visi esam verslininkai, ar tai būsi psichologas, ar tai būsi treneris, ar tai būsi mokytojas, ar tai būsi gydytojas, ar tai būsi pastorius, ar tai būsi lektorius, ar tai būsi. Ir visi tokie lachatronai, būsi. Taip zaibys visi gyvena, tai tiesiog tik nepamiršk šypsotis, nes pas daugelį net šypsenų veidų nėra. Veiduose šypsenų nėra, visi tokie protingi. Turbūt galvoja procentus, kaip čia. Kai sakau, pasižiūri daugelį žmonės, verkt norisi. Bet ne, jie sako, aš pozityviai mąstau. Jūs kada nors pabandykite atsekti save, tarkim, įsivaizduokit, kai jūsų jau niekas nebemato, išeinat iš chebros, ne, iš tos bandos. Ir kai jūs liekat vieni namuose, su kokia mimika jūs vaikštot. Įsivaizduokit, jumis stebi per rakto skylutę. Kokie jūs vaikštot? Tie durniai. O viskas fiksuojasi. Viskas į mūsų tą sąmonę kolektyvę, viskas fiksuojasi. Tai sako, neužtenka užsidėti tuningą. Reikia dar žinoti, stebėti, kas stebi tave jau iš šono, kurių ir nematai. Nes jie irgi, žinok, deda pliusus minusus. Ką tau pateikti sekantį, kokį lošėją atsiųsti, tą biznesmeną kažkokį su pasiūlymu. Bet karočias, žmonės yra tokie įdomus fruktai, kad jie patys net nesupranta, kad juos lochina. Bet visi protingi. Visi lochai protingi. Sėkmės visiems.